Pabūkėm biškį. A turi laiką. Reklama, Kevra, reklama švienas dalyks. Kas gali sugest Honda CR-V? Nieks. O kad sugest gal, tai tikra. Estmatin tik dalyk greičių dėžių reveletizans. O toks dalyks. Automatiniam dėžėm, kurį įstatytas dujas. Automatinė dėžė su dujom. Estmatin? Ne. Aš manau, tik dalyk nestmatin. Ko mums daro? O dėžė tai vis tiek įmačias gyvenim. Ten yra daug susukančių dalykų. Apžėl keramiką siurblys ir sukel slėgį ir dar kažkiek bus geriau. Kur į tas kilutį? Va. Norma lygi. Be abejo žinojot, kad reikia užvesti mašiną, norint tikrinti lygį. Nežinojot? Įmaukiam automatinės dėžės keramiką. Neužmušama greičių dėžį, padarykiam dar labiau neužmušam. O gal paskutinį remontą? Aišku, paskutinis. A tu sakai, remontuos greičių dėžį tokia mašina. Eik, tik tą. Aš tai neremontuos, bet pabandysiu. Kalam pilną normą, apšildom variklį ir kon. Važiuosiam į žvejybą, reveletizuot greičių dėžį. Tiesiog pili į matavimo matuoklius skilutį. O, ką gero, nein. Žiūrėk, koks uns mėlens, koks uns gražus. O tokį mastiką. Nano metalai, vyrai. Maksimum. Tokia remonta. Tokio mašinom reikia elgtis taip, da, kaip sak, vaistą nuspaudim, da niekam nepakenki. O sena Honda, da pervažiaus visas naujus BMW.